Sveiki, aš esu Skirmantas Malinauskas ir man labai džiugu sveikinti su jumis šiame YouTube kanale. Jau beveik 6 metus tai sakau. Ir kiekvieno epizodo pradžioje aš padarau tą patį. Pirmiausia pasakau, kiek mūsų yra. 225 tūkstančiai. Artėjom prie 226 tūkstančių. Kalbu apie prenumeratorius. 114 tūkstančių sekėjų Facebook'e. Aš esu labai dėkingas visiems, kurie paspaudžia patinka, kurie prenumeruoja, kurie palieka savo komentarus, kurie dalinasi. Mums tai didžiulė pagalba. Esu labai dėkingas patronams. Ir taip pat primenu, yra likusios lygiai 2 savaitės iki gegužės 1. Tai per tas 2 savaitės jūs galite dar deklaruoti savo ir turite deklaruoti savo pajamas. Dalį gyventojų pajamų mokesčių jūs galite skirti viešai įstaigai, tiesa yra svarbu. Tai yra pagrindinis mūsų pajamų šaltinis, dar kažkiek gauname iš Patreon, bet jis yra gerokai sumažėjęs. Na ir be jokios abejonės, jums tai yra kelios minutės laiko. Jūs iš savo piniginės tikrai neprarasite nei vieno cento, o mums tai yra didžiulė pagalba. Ir jūs su mumis, tikiuosi, jeigu nepasikeis aplinkybės, netrukus paaiškinsiu, apie ką kalbu, galėsite matytis kiekvieną sekmadienį ir toliau čia YouTube kanale. Taip kad susiraskite viešą įstaigą, tiesa yra svarbu. Jūs skiria 1,2%, garantuojate, kad mes galėsime dirbti toliau, turėsime tam resursų. Kodėl aš sakau, jeigu aplinkybės nepasikeis? Žinote, man nemažai teko pastaruoju metu komentuoti korupcijos bylą, kuri yra susijusi su valstybinė augalininkystės tarnyba ir turbūt jums esu gerokai įkyrėjęs ir nusibodęs. Manęs klausia, kodėl tu tiek daug kalbi, aš einu ten, kur esu kviečiamas ir tai dariau visada. Dirbdamas premjero komandai, dirbdamas žurnalistu, dirbdamas tinklaraštininku, aš visada einu pakviestas žurnalistų, nes aš suprantu, vėlgi pats ilgai dirbau žurnalistu, absoliučią daugumą žmonių, kurie mane kažkur kviečia, aš asmeniškai pažįstu, aš suprantu, kad jeigu jiem reikalinga yra mano nuomonė, mano ekspertizė, mano atsakymai į klausimus, mano informacija, kas aš toks, kad sakyčiau ne, aš pasiliksiu tai tik tai savo. Aš niekada šiame kanale nedariau jokio epizodo apie štai šitą didžiulę korupcinę bylą, korupcinę schemą. Tačiau, klausydamasis Seime spaudos konferencijos, pirmiausia, man buvo įdomu, ką pasakys Saulius Skvernelis, aš taip pat klausiausi ir generalinės prokurorės Nidos Grunskienės. Suprantu jūsų norą žinoti, tačiau mano atsakymas bus, kad iki teisminio tyrimo duomenys ir aš plačiau nekomentuosiu. Jūs apskritai paaiškinat, kad kai kurie žurnalistai turi neblogų šaltinius prokuratūroje ir ta informacija kažkaip nuteka vis tik. Aš negaliu paaiškinti tai, kas ko turi ir iš ko gauna. Gal galėtų patys žurnalistai atsakyti, iš kur gauna informaciją. Būtent šitą temą, ar dėl Skirmanto Malinausko viešinimo duomenų nėra pradėtas tyrimas? Neturiu tokios informacijos. Prašau jį suimti. Jis bus suimtas ir pakartas. Jeigu jūs kada nors išgirsite arba pamatysite, kad pas mane namuose atliekamos kratos, negalvokite apie korupciją. Niekada gyvenime jokio kyšio nesu paėmęs, akivaizdu, kad pas mane ateis prokurorai ieškoti mano šaltinių arba ikiteisminio tyrimo informacijos ir akivaizdu, kad nieko neras. Aš netrukus paaiškinsiu labai daug dalykų, todėl kad aš matau, jog informacinė erdvė yra prisotinta melo, prisotinta manipulacijų, aš matau, kaip yra tiesiog tampama už virvučių, bandant suformuoti visuomenės nuomonę, į daug klausimų atsakysiu, bet mano epizodai visada turi vieną ir tą pačią struktūrą. Pirma, aš papasakoju tai, ką aš žinau, tai, kuo aš remiuosi, tai, kas mano akimis yra patikima informacija ir po to aš pateikiu savo komentarus ir visą kitą. Tai lygiai taip pat tos pačios struktūros aš laikysiuosi ir dabar. Daug dalykų mano paties yra jau pasakyta, dėl to aš pasistengsiu nesikartoti arba kartotis minimaliai. Bet taip pat man yra labai svarbu tam, kad jūs suprastumėte ir kad aš pirmiausia, jums tai pasakodamas, suprasčiau situaciją, viską sudėlioti į chronologinę eilę. Jūs turbūt atpažinote filmo Atgal į ateitį kadrus, puikiai trilogija, na bet mums reikia ne į ateitį. Jeigu mes turėtume laiko mašiną, mums reikėtų keltis į praeitį. Klausimas, kiek toli, kada mano akimis viskas prasidėjo? Mes keliautume į 2004 metus. Taip, ne į 2024 metus, aš nesuklydau, mes keliautume daugiau negu 20 metų atgal. Tuo metu dar nėra valstybinės augalininkystės tarnybos, tuo metu
daug šiuo laikotarpiu linksniuojamų viešumoje asmenų yra labai jauni ir tuo metu, 2004 metais, Kazimiera Prunskienė tampa žemės ūkio ministre. Iš tikrųjų, man tenka kalbėti dviejose vaidmenyse ir šitą visiškai aiškiai suvokiant ir atvirai pasakant. Tai yra ir kaip ministrai, ir kaip artimam žmogui Prunskų šeimai, Vaido ir Nastės šeimai su 4 mano anūkais. Seni geri laikai, kai viskas buvo žymiai paprasčiau. Žemės ūkio ministrė atvažiuoja į savo sūnaus ir jo žmonos bei anūkų viešbučio atidarimą. Viešbutis su pirtimi, su restoranu, atvažiuoja ne tik tai jinai, atpažįstami lengvai ir kiti politikai, beje ir dabar veikiantis, pavyzdžiui, vienas iš jų, Bronius Ropė, jis yra Seimo narys, buvęs europarlamentaras, Valstiečių ir Žaliųjų frakcijoje šiuo metu. Kodėl aš tai rodau? Tai yra ištrauka iš LRT žurnalistinio tyrimo, Zigmas Zaikinas, jo autorius, apie nepotizmą. Elementarus dalykas. Nacionalinė mokėjimo agentūra yra pavaldi Žemės ūkio ministerijai, ir jinai skiria milijoninę paramą Žemės ūkio ministrės šeimos verslui. Tau šeima nerūpi! Kalbant apie Žemės ūkio ministeriją, tokių ir panašių istorijų ir ne tik šiai ministrai vadovaujant buvo labai daug, jų galima surasti, papasakoti. Pirmiausia, todėl, kad Žemės ūkio ministerija yra ministerija valdanti milžiniškus pinigus. Vien nacionalinė mokėjimo agentūra skirsto milijardus. Jeigu jūs pasižiūrėtumėte, kiek pinigų sukasi Žemės ūkio sektorija, kiek jis yra vertas, jūs suvoktumėte, kokie ten yra interesai ir kokios ten yra rizikos. Taip pat tiem, kurie nepamena, galbūt jaunesniem žiūrovam priminsiu, kad Kazimiera Prunskienė yra istorinė asmenybė, tai yra premjerė pirmoje atkurtos nepriklausomybę atgavusios Lietuvos vyriausybėje. Taip, kad jinai yra labai žinoma politikė, šiuo metu jinai, aišku, yra pasitraukusi jau senokai iš viešumo. Kodėl aš apie ją kalbu? Todėl, kad Kazimiera Prunskienė, būdama Seime, taip pat dirbdama Žemės ūkio ministre, 2005 metais tampa 2 susijungusių partijų vadove. Iki tol jinai vadovauja Naujosios demokratijos partijai, taip pat yra Karbauskio valstiečių partija. Jos 2 susijungia, Prunskienė tampa vadove ir ši partija vadinasi Valstiečių liaudininkų sąjunga. Tai yra ta pati partija, kuri vėliau taps Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjunga. Konferencijos tema yra tokie labai dar neseniai įspūdžiai iš Maskvoje įvykusio partijos Vieningoji Rusija suvažiavimo, kuriame partijos kvietimu dalyvavo Lietuvos liaudies partijos pirmininkė profesorė Kazimiera Prunskienė. Ir šiandien jinai su jumis pasidalins įspūdžiais iš suvažiavimo ir Lietuvos ir Rusijos politinio gyvenimo įžvalgomis ir be abejo atsakys jūsų klausimus. Kazimiera Prunskienė garsėjo savo gerais ryšiais su Rusija ir Rusijos aukščiausiais politikais. Čia jinai kalba apie tai, kad ne pirmą kartą jau vyksta į Rusiją, į Jedinąją Rusiją, vieningą Rusiją, tai yra dabar valdanti Putino partija suvažiavimą. Vėlgi galima prisiminti, jinai yra pati prisipažinusi apie savo KGB praeitį, jos slapyvardis buvo Šatrijos ragana. Taip pat buvo skandalas, pavyzdžiui, kai jai buvo kunigaikštienės Rusijos titulas suteiktas ir taip toliau. Dabar aš į tai nesigilinsiu, čia būtų galima kelis epizodus daryti. Kodėl mums tai svarbu? Labas vakaras, tai speciali informacinė TV4 laida. Referendumas dėl Lietuvos narystės Europos Sąjungoje įvyko. 2004 metų gegužės 1 yra Lietuvos stojimo į Europos Sąjungą diena. Kai mes įstojame į Europos Sąjungą, gyvenimas stipriai pasikeičia. Vėlgi jaunesnė auditorija, aš manau, net neįsivaizduoja, kaip atrodytų Lietuvos gyvenimas, jeigu mes nebūtume Europos Sąjungoje, jeigu mūsų prekės, paslaugos, kapitalas, mes patys negalėtume laisvai judėti ES ribose ir taip toliau. Visiškai kitoks būtų gyvenimas, bet būtent toks gyvenimas buvo anksčiau. Ypač, kai mes pabėgome iš Sovietų Sąjungos, be jokios abejonės buvo mažiau reguliavimo iš Briuselio, buvo mažiau biurokratinių taisyklių, buvo laisvesnė prekyba su ta pačia Rusija, mums tapus ES nare viskas griežtėja.
Ypač turint galvoje, kad mes esame išorinė ES siena. Kokia neįtikėtina proga. Proga yra iš tikrųjų neįtikėtina, todėl kad neįtikėtini pinigai šviečiasi ir neįtikėtinos galimybės. Ką aš turiu galvoje? 2006 metų pradžioje yra įsteigiama Tarptautinė agropramonininkų asociacija. Jeigu jūs šiandien ieškotumėte informacijos apie šitą asociaciją, jūs nieko nerastumėte. Aš netgi kreipiausi į Mediaskopą, kad galbūt kažkokiuose popieriniuose šaltiniuose, kurie skaitmenizuoti, pavyks surasti informaciją apie šitą asociaciją. Visiškai nieko. Vos keli straipsniai su nuorodomis į elementarią rekvizitų informaciją, kad tokia asociacija egzistavo. Jinai įkurta 2006 metų pradžioje, 2017 metais jinai buvo likviduota. Bet kodėl šita asociacija yra visko pradžia, šitos istorijos pradžia, šitos schemos pradžia, kodėl tai yra kertinė asociacija šitoje visoje istorijoje. Todėl, kad pabandykite įsivaizduoti, ne Žemės ūkio ministerija. Tuo metu valstybinės augalininkystės tarnybos iš viso nėra, o privatus verslininkai, kurie susijungia į asociaciją, susitarė su Rusijos institucijomis, kad jie važiuos į Rusiją mokytis, deleguos ten savo atstovus ir jie galės išdavinėti tuos fitosanitarinius leidimus. Kitaip tariant, jeigu tu nori iš ES į Rusiją pervežti prekes ir nori gauti fitosanitarinį leidimą, tu kreipiesi į asociaciją ir tai asociacijai sumoki. Jūs dabar jau girdite apie korupcinę schemą ir apie milijonus, kurie tenai figuruoja. Jūs galite įsivaizduoti, tai yra tik kyšiai. Pabandykite įsivaizduoti, jeigu tu legaliai privačiose rankose gali štai tokią funkciją sukoncentruoti, kiek tu pinigų gali pasidaryti. Ir pats svarbiausias dalykas, kaip jūs manote, moteris, kuri vadovauja asociacijai, su kokia partija jinai dalyvauja politikoje? Trumpam nusikelkime į portalą okredo.com. Ačiū, kad galiu nemokamai naudotis jo paslaugomis. Na ir jūs matote, aš įvedžiau Tarptautinę agropramonininkų asociaciją paieškos laukelėje, tačiau nėra jokios informacijos apie įmonę, aišku, apie vadovę taip pat. Pagaliau tinklalapyje f-sąskaita.lt aš randu trumpą informaciją, kad Tarptautinė agropramonininkų asociacija buvo įsteigta 2006 m. sausio 25 d., išregistruota 2017 m. spalio 23 d. Bet jeigu asociacija buvo, tikėtina, kad jinai turėjo savo tinklalapį. Nepaisant to, kad jis dabar ištrintas. Galbūt man pavyks surasti jį. Jums jau puikiai žinomas Wayback Machine, tai yra mes keliaujame į interneto archyvą ir aš esu labai nustebintas, kad aš randu 2009 m. lapkričio 7 dienos išlikusią šito tinklalapio kopiją, kas aišku yra didžiulė sėkmė. Ir mes čia galime pasiskaityti visą esminę informaciją, aš galbūt necituosiu jos visos, nes labai gaila laiko, nors jinai visa yra svarbi. Esmė yra labai paprasta, susistabdykite, pasiskaitykite, jeigu norite. Tai yra Lietuvos verslininkai, kurie eksportuoja augalinės kilmės produktus, tai yra ne tik tai gėlės, bet tai yra taip pat daržovės, vaisiai. Jie sukuria savo asociaciją ir pasirašo bendradarbiavimo sutartį. Pirmiausia, su Maskvoje esančia asociacija Cvetai Mira, tai yra pasaulio gėlės, bet lygiai taip pat, čia jau pacituosiu, asociacija ir Rusijos žemės ūkio ministerijai pavaldi Rusijos federalinės veterinarijos ir fitosanitarnės priežiūros tarnyba bei Rusijos augalų karantino centras pasirašė memorandumą. Pagrindinis bendradarbiavimo tikslas per Lietuvos teritoriją į Rusijos federaciją vykstančių augalinės kilmės krovinių papildomas fitosanitarinis patikrinimas. Kitaip tariant, šita asociacija, privatus verslininkai patys su Rusija susitarė, kad bus papildomai išdavinėjami štai šitie fitosanitariniai leidimai. Kodėl tai daroma? Siekiant atitikti galiojančias fitosanitarinės normas Rusijos federacijoje. Asociacija turi teisę tikrinti eksportui skirtą augalinės kilmės produkciją ir išduoti sertifikatus. Pabandykite įsivaizduoti, privačios asociacijos tikrintojai eina į vilkikus, gali iškrauti tavo gėles, daržovės, vaisius ir panašiai. Kitaip į Rusiją neįvažiuosi. Asociacijos paslauga daugiausia naudojasi bendrovės į Rusiją eksportuojančios gėles, sodinukus, vaisius, daržovės bei kitus augalinės kilmės produktus. Pagal programą Rusijos federacijos augalų karantinas asociacijos specialistai įgijo kvalifikaciją, kurią pripažįsta Rusijos augalų karantino centras. Vėlgi paaiškinsiu, šaltinių duomenimis, su kuriais bendravau, važiuoja Lietuvos specialistai mokytis į Rusiją, ten praeina specialus kursus, gauna specialius pažymėjimus
pažymėjimus tam, kad galėtų tuos tikrinimus atlikti čia Lietuvoje. Taigi specialistai prieš imdamiesi darbo sertifikuotą produkciją buvo apmokyti dirbti ir pagal ES standartus. Asociacijos specialistai nuo 2006 metų pradėjo savo darbą tik 2 pagrindiniuose miestuose – Vilniuje ir Kaune. Tačiau vykdant plėtros programą nuo 2008 metų specialistai teikia paslaugas ir kitose Lietuvos miestuose – Alytuje, Marijampolėje, Palangoje ir kitose. Priminsiu, kad Alytus ir Kaunas yra esminiai miestai, kalbant apie korupcijos skandalą valstybinėje augalininkystės tarnyboje. Na ir esminis momentas – nurodyti kontaktai ir asociacijos prezidentė Marija Dubickienė. Na, o dabar galime atsakyti klausimą, tai su kokiagi politinė partija, ponia Dubickienė, kuri tuo metu vadovauja Tarptautinėje agropramonininkų asociacijoje, dalyvauja politikoje. 2007 metai Lietuvos Respublikos savivaldybių tarybų rinkimai, mes esame Vyriausios rinkimų komisijos tinklalapyje ir jūs matote Lietuvos valstiečių liaudininkų sąjunga, Kauno miesto rinkimų apygarda ir ponia Marija Dubickienė. Ir štai jos biografijoje yra nurodyta, kad ji yra Tarptautinės agropramonininkų asociacijos prezidentė. Kaip Jūs manote, ar verslininkė gali būti tokia įtakinga, kad jinai nuvažiuoja į Rusiją, susitaria su oficialiomis valdžios institucijomis, Rusijos žemės ūkio ministerija ir aibė kitų, kurios yra išvardintos, ir gauna štai tokią išskirtinę teisę, vėlgi privati asociacija Lietuvoje išdavinėti tos fitosanitarinius leidimus. Kad jūs suprastumėte, situacija vėlgi yra labai paprasta. Jeigu tu negausi tokio leidimo, tu tiesiog neįvažiuosi į Rusiją ir tiek žinių. Tai yra kaip nusipirkti pinigų spausdinimo mašiną. Jeigu tu nori dalyvauti šitame versle, tu šituos fitosanitarinius leidimus šiaip ar taip turėsi įgyti. Reiškia, tu už juos turėsi sumokėti. Kaip jūs manote, ar privati verslininkė pajėgi dėl to susitarti pati, ar vis dėlto mes kalbame apie ponios Prunskienės, kuri yra ypatingai įtakinga politikė ir turinti labai senus ir gerus ryšius su Rusija, su valdančiaja partija, įtaką? Neklausk. Pabandykime iš tą klausimą atsakyti kartu. Mes vėl keliaujame į okredo.com ir susirandame UAB Kredo Flora. Jūs matote, kad šita įmonė yra veikianti ir šiuo metu. Jai vadovauja Ignatijus Nikitinas. Tačiau jūs matote, kad yra Marijos Dubickienės vardas ir pavardė prie šios įmonės ir jinai šios įmonės direktorė buvo 2 kartus. Jinai buvo 2006 metais keletą mėnesių ir paskui nuo 2013 iki 2014 metų. Iš karto po jos šios įmonės direktoriumi nuo 2006 vidurio iki 2011 metų gegužės 11 dienos tapo Marius Mickevičius. Uždaroji akcinė bendrovė Kredo Flora yra pagrindinė Tarptautinės agropramonininkų asociacijos įmonė. Ant jos viskas laikosi, per ją viskas sukasi. Na, aš minėjau, kad 2006 metais direktorė tenai dirbusi, o paskui dar kartą direktorė tenai dirbusi Marija Dubickienė 2007 metais su Valstiečių liaudininkų partija dalyvauja rinkimuose. Po jos ateina Marius Mickevičius, kuris ten 6 metus vadovauja. Kaip manote, su kuo jisai dalyvauja rinkimuose? Jūs matote, tie patys 2007 metų rinkimai, ta pati partija, Lietuvos Valstiečių liaudininkų sąjunga, Marius Mickevičius. Ir jisai nurodo, kad yra UAB Kredo Flora direktorius jau tuo metu. Na, tiesa, jo numeris sąraše yra šiek tiek žemesnis negu Marijos Dubickienės. Žinoma, yra labai sunku aiškintis įvykius, kurie vyko prieš 20 metų. Na, kaip tu, pavyzdžiui, išsiaiškinsi korupciją, visiškai nesvarbu, ką tau pasakoja šaltiniai, liudininkai, bet iš mano pateiktų faktų jūs akivaizdžiai matote, kad tai primena taip vadinamą karmuškę arba pasimaitinimo vietą. Ką tai reiškia? Tai reiškia, kad kai su politikais susiję asmenys, kurie dalyvauja rinkimuose arba padeda rinkiminės kampanijos metu, finansuoja politikus ir taip toliau, kai jiem yra suteikiama arba tam tikra išskirtinė teisė, na, pavyzdžiui, atlikti kažkokį sertifikavimą, išduoti tam tikrus leidimus, tikrinimus daryti ir taip toliau, arba jie yra prileidžiami prie pinigų. Tai šiuo atveju būtent tokią išskirtinę nišą asociacija yra užėmusi, tačiau ateina 2008-2009 metai. Ir aš kalbu ne apie pasaulinę ekonomikos krizę, kuri daugam iš verslų buvo mirtina. Šiuo atveju ne krizė pasaulinė ekonominė buvo didžiausias iššūkis šitos schemos dalyviams. Ateina nauja valdžia. Prunskienė traukiasi į šešėlį, valstiečiams, kuriuos rinkimus veda Prunskienė, nepasiseka, laimi konservatoriai, Andrius Kubilius sudaro naują vyriausybę. Niekas nesiginčys, kad per krizę žemės ūkis nukentėjo mažiausiai. Tikriausiai tai yra visų žemdirbių, perdirbėjų, eksportuotojų nuopelnas, o taip pat ir žemės ūkio ministro Kazimiero Starkevičiaus nuopelnas. Jį mes ir šiandien kalbiname studijoje. Sveiki gyvi.
Labas vakaras. 2008 metais Kazys Starkevičius tampa Žemės ūkio ministru Andriaus Kubiliaus vyriausybėje. Kaip ir Prunskienė, jisai dirbs visą kadenciją, 4 metus iki 2012 metų. Vėlgi reikia prisiminti, kad tuo metu Kazys Starkevičius dar nėra tiek įtakingas ir tiek patyręs politikas, kaip dabar, kai jisai antrą kartą tapo Žemės ūkio ministru. Tuo metu jis yra antrą kadenciją Seime. Pirmą kartą jis išrinktas 2004 metais, dirbo, kai Prunskienė buvo Žemės ūkio ministrė, iki to laiko jisai dirbo Kaune, tenai yra Kauno valdybės tarybos narys ir vienu metu ir Kauno mero pirmasis pavaduotojas, pirmasis vicemeras. Na, bet aišku, kad tapęs Žemės ūkio ministru, jisai įgyja milžinišką didžiulę įtaką. Na ir vėlgi, šiuo metu jam yra pareikšti įtarimai, labai daug diskutuojama apie nekaltumo prezumpciją, labai yra įdomu visiems, kas mano šaltiniai. Vėlgi yra meluojama, kad aš kažką slėpiu apie Starkevičių, aš esu daug kartų jo situaciją komentavęs. Dabar žiūrėkit, jo tarsi nėra, ne? Nei vienas, nei Skirmantas Malinauskas nepasipiktino dėl Kazio Starkevičiaus. Ko tai daužo tik tai Skvernelį? Prakeiktas melagis. Ir dar vienas dalykas, apie ką verta kalbėti, tai yra Kazio Starkevičiaus situacija, nes mano žiniomis jam jau yra pareikšti įtarimai, tik tai mes apie tai kažkaip nekalbam. Pirmas dalykas, kuris reikalingas yra šitai kompanijai, mano žiniomis tai yra pasistatyti Kornienką. Ir čia yra Kazys Starkevičius, su kuriuo reikia tartis, su kuriuo reikia kalbėtis. Viena iš priežasčių, kodėl aš rašinėjau šitą video, yra, kad tokie padugnės ir ne tik tai celofanas, bet ir kiti, dėl vieno iš jų mes jau kreipiamės į policiją ir į prokuratūrą, prašome pradėti ikiteisminį tyrimą dėl šmeižto, epizodo pabaigoje, kaip minėjau, tai pasakysiu, bet aš labai noriu, kad būtų aišku, ką aš esu sakęs, kada aš esu sakęs. Vėlgi, labai tiksliai noriu jums papasakoti tai, ką žinau, išvadas savo, kurias pasidariau jums taip pat pasakyti, nes mano galva jums gali tai padėti susigaudyti, kas iš tikrųjų vyksta situacijai. Be abejo, tiksliausia informacija, paskutinį žodį tars teisėsaugos institucijos, bet kaip ir sakiau, dabar į visą tai įsijungia propagandistai, Kremliaus troliai, visi melagiai, kurie bando tą informaciją tampyti į įvairias pusės, manipuliuoti ir panašiai. Nepasiduokite tam, pasikalbėkime apie dalykus, kurie yra paremti faktais. Tai dabar nešokime dar į Kornienkos laikus, mes vis dar esame 2008 metais ir kaip minėjau, Kazys Starkevičius svarbiame poste, nuo jo daug kas priklauso žemės ūkyje ir jisai kontaktuoja su tai žmonėmis, kurie šitoje schemoje, eksporto schemoje ir fitosanitarinių leidimų schemoje atsirado prie Prunskienės. O kam gėlės? Dievas man atsiuntė karvelį. Man Dievas atsiuntė karvelį. Na, što gyvulį? Paprastai aš dedu filmų ištraukas jų nekomentuodamas. Man atrodo, kad nesunku suprasti kontekstą, bet šį kartą pakomentuosiu keletą jų, nes man atrodo, jos puikiai atitinka situaciją. Aišku, kad čia ištrauka iš garsiojo Herkaus Manto ir yra epizodas, kur Herkus Mantas, prūsai, yra apsupę kryžiuočių pilį, na, o šie badauja. Ir štai vienas jų sulaukia karvelio, kurį kepa, na ir kitas tai pamatęs ateina jį ir atima. Na, o tas silpnesnis sako, čia man Dievas atsiuntė karvelį. Tai žinot, kaip su tomis schemomis, kuriuose yra labai daug pinigų, kartais jos primena tuos karvelius. Reikia naudotis progą. 2010 metais sujungus 3 smulkesnės žemės ūkio ministerijai pavaldžias institucijas, sukuriama valstybinė augalininkystės tarnyba. Būtent nuo tų metų jinai pradeda veikti. Ir jūs pamenate, aš taip pašaipiai kalbėjau apie valstiečius liaudininkus, apie Prunskienę, apie giminaičius ir politinius bendražygius, kurie gauna arba finansinę paramą, arba išskirtinės sąlygas, kuriomis naudojasi. Kaip jums atrodo, kas tampa pirmuoju valstybinės augalininkystės tarnybos direktoriumi? Tuo metu žemės ūkio ministru dirbo Kazys Starkevičius, veikia Andriaus Kubiliaus vyriausybė. Na, tie, kurie sako, kad konservatorius labai arti. Tai yra Gabrieliaus Landsbergio uošvis. Tai direktoriau, kokie dabar pagrindiniai tarnybos rūpesčiai? Bent šiuo metu mūsų ir, manyčiau, ir prieš tai mūsų rūpestis vienintelis - užtikrinti, kad į rinką patektų geri produktai, geri vaisiai, geri augalai. Taip pat ne tik tai, kad ir produkcijai, bet ir turiu omeny, kad ir į Lietuvą būtų įvežami tik sveiki, geri augalai, nebe ligų ir praktiškai taip pat, kad ir čia susirgus mes imtumėmės visų priemonių, kad greitai juos išgydyti. Ir apsaugot nuo tos vadinamos kontrabandos.
Nuo kontrabandos apsaugot, manyčiau, kad ne vien mūsų yra uždavinys, čia jau visų institucijų yra, bet jeigu žiūrėt augalininkystės produkcijos, tai taip, viena iš mūsų, sakykime, pagrindinių uždavinių yra apsaugot. Prieš 14 metų žurnalistas Česlovas Iškauskas kalbina Evaldą Čijauską ir net neįsivaizduoja, kokį tikslų klausimą užduoda apie kontrabandą. Praeina 14 metų, šitoje schemoje didžiausias kontrabandistas ir jo grupuotė, bet neužbėkime įvykiam už akių. Evaldas Čijauskas yra asmenybė, apie kurią galite labai daug sužinoti, pasiskaityti, man pačiam yra kažkada tekę apie jį rašyti ir su juo bendrauti. Na, pirmiausia, kai jisai buvo nacionalinės mokėjimo agentūros vadovas. Baltic News Service 2004 metų kovo 29 dienos informacija, daugiau negu 20 metų šią informaciją portalas Delfyje spausdina, Evaldas Čijauskas sukėlė viešų ir privačių interesų konfliktą. Kalba apie tai, kad vyriausiai tarnybinės etikos komisija konstatavo, jog buvęs nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos direktorius Evaldas Čijauskas pažeidė viešų ir privačių interesų derinimo įstatymą. Vėlgi visko necituosiu, bet jisai įsidarbino netekęs pareigų NMA Žemaitijos pieno įmonėje, o prieš tai jisai dalyvavo skiriant SAPART lėšas. Šitai įmonei buvo skirta 7,7 milijono eurų. Na, o pats Čijauskas iš nacionalinės mokėjimo agentūros vadovų turėjo pasitraukti po finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos atlikto tyrimo apie taip vadinamas SAPART lėšas, ES lėšas, kurios buvo neskaidriai skirstomos. Tik aišku, kalba ne apie eurus, o apie litus. 7,7 milijonai litų, tuo metu dar euras Lietuvoje neįvestas, dabar dėl tos mažos kalbos klaidos viską iš naujo neskaitysiu ir necituosiu, bet esmė. Žmogus turi labai rimtų problemų su reputacija, yra konstatuotas FTECO viešųjų ir privačių interesų derinimo pažeidimas, yra problematiška situacija dėl ES lėšų nacionaliniai mokėjimo agentūrui, dėl to skandalo tenka trauktis. Po to nauji skandalai, plus giminystės ryšiai su partijos lyderiais, nepaisant to, niekaip nesutrukdo tai Čijauskui tapti augalininkystės tarnybos vadovu, kai vadovauja konservatoriai. Tai čia vėlgi apie nepotizmą, apie skaidrumą, apie standartus. Štai čia ir visa bėda. Čia yra labai svarbu suprasti. Pati idėja į valstybės rankas perimti funkciją, kurią atlieka privati asociacija, kalbant apie fitosanitarinius leidimus, yra sveikintina. Kodėl? Todėl, kad pirmiausia įmokos renkamos į biudžetą, tai yra finansinę naudą gauna visi, valstybinė mokesčių inspekcija prie finansų ministerijos tas įmokas surenka. Antras dalykas, mes galime kalbėti apie skaidresnę sistemą, nes kai yra privati asociacija, vėlgi sunku ją tikrinti, prižiūrėti, kai yra valstybės institucija, yra aiškios atsakomybės, tie inspektoriai tiesioginės finansinės naudos gauti neturėtų iš rinkos dalyvių, skirtingai negu asociacijų, kur ir yra susibūrę rinkos dalyviai, jie turėtų gauti naudą iš biudžeto ir atlikti savo funkciją. Tačiau atsiranda visai kitos galimybės korupcijai. Kaip ir minėjau, ta asociacija sukurta, jin iš esmės veikia, bent jau mano akimis, mano vertinimu, kaip tam tikras bilietų pardavėjas. Kitaip tariant, tau yra pasakoma, taip, mes tau padėsim, štai sumoki mum pinigus, galbūt kažkaip panašiai veikia muitinės tarpininkai šiuo metu, nenori savo galvos sukti, tu susimokėjai, mes už tave sutvarkėm, pasižiūrėjom, praleidom, važiuoji. Ir aišku, asociacija laiminga, gauna daug pinigų, turi štai tokią išskirtinę situaciją, verslininkai vėlgi prisitaiko. Kai tik tai visa šita sistema keliasi į valstybės instituciją, į valstybės rankas, be jokios abejonės čia jau galimybės korupcijai yra absoliučiai kitos. Todėl, kad tau yra sakoma taip, yra biurokratinis mechanizmas, tu gali nepravažiuoti, tu gali būti ilgam sulaikomas, tavo krovinys gali sugesti, tu gali turėti įvairiausių problemų, bet galbūt yra niša, kaip tu gali viso to išvengti, tiesiog susimokėjęs santykinai nedidelį mokestį kyšio pavidalu. Judam toliau, vėlgi keičiasi valdžios, laimi socialdemokratai ir Darbo partija, 2012 metais sudaroma Algirdo Butkevičiaus vyriausybė. Ten keitėsi ministrai, Saulius Skvernelis beje į Butkevičiaus vyriausybę ir ateina dirbti vidaus reikalų ministru, bet pradžioje susiformuoja vyriausybė, kurioje Žemės ūkio ministerijos postas atitenka Darbo partijai ir Vigilijus Jukna tampa Žemės ūkio ministru. O dabar laikas pakalbėti nebe apie žemės ūkį, o apie futbolą, apie ūkio banką ir apie Edinburgo Hearts.
futbolo klubo. 2013 m. vasario 19 d. portalas Elrytas LT Edinburgo Hearts klubas naują savininką turės jau vasarą. Na ir čia svarbu, kas tai komentuoja. Matote Vladimiro Romanovo nuotrauką. Edinburgo Hearts direktorius Sergejus Fedotovas atskleidė, kad klubas jau vasarą gali turėti naują savininką. Romanovo grojama murka, ne pirmą kartą naudoju, tikra klasika, kaip simbolis. Teisėsaugos išvengęs ir pabėgęs nuo jos į Rusiją bankininkas groja melodiją, kuri iš kriminalinių rusiškų filmų pakankamai gerai daugam žinoma, toks klasikinis šansonas. Ne paskutinį kartą beje ją girdite, kol kas konteksto nepasakosiu. Bet klausimas, kuo Fedotovas susijęs su futbolu, Romanovų ūkio banko grupe, viskas aišku. Bet kuo jis susijęs su žemės ūkiu, niekuo, absoliučiai. Jis neturi jokios patirties, tačiau darbo partijai pasiėmus žemės ūkio ministeriją, jisai tampa valstybinės augalininkystės tarnybos vadovu. Specialiai dėl jo yra keičiamos konkurso sąlygos, ten nebelieka reikalavimo būti patyrusiam žemės ūkio srityje, specialiai dėl jo į komisiją yra deleguojama Živilė Pinskuvienė, kuri tuo metu yra Juknos viceministrė, vėlgi nuo darbo partijos, jinai toje komisijoje vertina štai savo bendrapartietės vyrą ir jisai tampa augalininkystės tarnybos vadovu. Kai aš sakau bendrapartietės, aš kalbu aišku apie Vitaliją Vonžutaitę, kuri yra vėliau teisiama ir nuteisiama darbo partijos juodosios buhalterijos byloje. Na ir akivaizdu, kad į šiltą kėdę yra sodinamas bendrapartietės giminaitis vyras. Pacituosiu portalą Elrytas LT, balandžio 16 diena 2014 metai. Loreta Graužinienė džiaugiasi Vitalijos Vonžutaitės vyro sėkme. Seimo pirmininkė ir darbo partijos vadovė Loreta Graužinienė nedramatizuoja įtarimų, kad Seimo narės darbietės Vitalijos Vonžutaitės sutuoktinis Sergejus Fedotovas neskaidriais būdais laimėjo konkursą vadovauti vienai žemės ūkio ministerijai pavaldžiai tarnybai. Na ir čia galima daug cituoti, bet man įdomiausias paaiškinimas, arba tiksliau sakant, argumentacija Seimo pirmininkės ir tuometinės darbo partijos pirmininkės. Jeigu moteris yra ištekėjusi, nereiškia, kad ji turi išlaikyti šeimą ir vyrą, jei ji yra Seimo narė. Vyras taip pat turi kur nors dirbti. Kiek aš turiu informacijos, yra atliekamas patikrinimas. Genialu. Kongenialu. Aš sutinku, kad tai yra kongenialu. Kai tavęs klausia, kokiu būdu politikės vyras, neturintis jokios kvalifikacijos ir patirties žemės ūkio srityje, tampa žemės ūkio ministerijai pavaldžios įstaigos vadovu, tu tiesiog sakai, o kas čia tokio, juk reikia kažkur Seimo narės vyrui dirbti, nesvarbu, kad ministerijai vadovauja partietis. Žodžiu, dabar aš greičiau apie visą tai kalbėsiu, nes aš kalbu apie laikotarpį, kurį jau esu nupasakojęs. Tai jeigu jums norisi daugiau detalių, pasižiūrėkite mano pokalbį su Edmundu Jakilaičiu, dabar jau 140 000 kartų jis pažiūrėtas, turbūt daugiau jis bus pažiūrėtas kartų negu šitas epizodas, aš nenoriu kartotis, bet mintis yra labai paprasta, jokios patirties neturintis ir štai taip į pareigas atėjęs Sergejus Fedotovas pergyvena visus mano minėtus vadovus ir politikus. Jisai pergyvena 5 ministrus iš eilės. Vigilijus Jukna traukėsi iš pareigų po visų korupcinių skandalų susijusių su jo politinė komanda, prezidentė išreiškė nepasitikėjimą. Lauk. Ji pakeičia Virginiją Baltraitienę. Beje, jinai taip pat yra anksčiau dirbusi ūkio banko grupėje. Koks sutapimas. Dirba Virginija Baltraitienė, tada baigėsi kadencija, jinai vėlgi nueina dirbti į Žemės ūkio ministerijai pavaldžią įstaigą, kyla klausimas dėl interesų konflikto, ateina Sauliaus Skvernelio vyriausybė. Na, tenai keičiasi 3 ministrai, iš pradžių dirba Bronius Markauskas, paskui Giedrius Surplys, paskui Andrius Palionis, tada ateina Ingridos Šimonytės vyriausybė, ten vėlgi keičiasi 2 ministrai, tai mes kalbam apie Kęstutį Navicką, o paskui Kazimierą Starkevičių. Ir vėl tu. Šiuo metu įtarimai yra pareikšti 15 asmenų, tas ratas aš nebejoju, kad didės. Tarptų asmenų yra Vitalija Vonžutaitė, generalinė prokuratūra taip pat jau yra tam tikrus dalykus komentavusi ir atskleidusi. Na ir aš pasakau, kad šitą schemą iš esmės sugriauna Vonžutaitės romanas su Marijanu Traškevičiumi. Mes kalbame apie nusikaltėlį,
nes visi schemoje dalyvavę asmenys yra nusikaltėliai. Tačiau korupciniai nusikaltimai dažnai jie daromi žmonių, kurie atrodytų iš pirmo žvilgsnio visuomenė jokio pavojaus nekelia. Tai yra gražiai pasipuošę žmonės, kostiumai, kaklaraiščiai, aukštos pareigos, jie yra labai išsilavinę, jie turi iš pirmo žvilgsnio labai gerą reputaciją, tiesiog keliauja iš rankų pinigai į rankas ir visi yra patenkinti, plus korupciniai nusikaltimai yra labai latentiniai, slapti nusikaltimai, abu, čia nėra aukos, kurie nueitų į policiją ir praneštų, abu sandorio dalyviai, tas, kuris duoda kyšį ir tas, kuris paima kyšį, yra suinteresuoti, kad apie tai nebūtų sužinota, na jūs visą tai suprantate. Ir aš pasakau, kad yra kita nusikaltėlių kategorija. Шепот в ушах, город не спит, сигаретный угар, черный лимит. Мы же столом, карточка битком, золото тянет запястье вниз, смех через зубы, в воздухе рис. Каждый из наших умеет исчезнуть, старая Волга глохнет во дворе. В бардачке паспорт имени, водка на льду, фото в кармане тех, кто не сел за последнее время. Ko buvo prašoma iš Kazio Starkevičiaus, kaip ir kodėl naujojo valstybinės augalininkystės tarnybos vadovu tapo Kornijenka, kaip Von Žutaitės meilužis nusikaltėlis su savo sėbrais pabando perimti šitą korupcinę schemą, pablogina sąlygas verslininkam, kaip verslininkai patys kreipiasi į teisėsaugą, kodėl Kornijenko taip pat išsigąsta, jisai yra užpuolamas, patiria fizinį smurtą, kaip jisai irgi duoda parodymus ir bendradarbiauja su teisėsauga. Tuos dalykus aš esu papasakojęs todėl, kad man atrodo tai yra labai labai svarbu ir visada, kai yra didžiulės rezonansinės politinės korupcijos bylos, aišku, yra žmonės, žurnalistai, šiuo atveju aš esu tinklaraštininkas, kurie domisi. Tave pasodins į kalėjimą. Aš toli gražu neviešinu visko, ką žinau, beje, bet kurioje temoje. Yra dalykų, kurie lieka tik tai man, aš gerai pagalvoju. Vienas dalykas, ar aš nepakenksiu tyrimui, antras dalykas, jeigu aš susidurčiau su teisinėmis problemomis, ar aš neperžengsiu įstatymo ribų. Pats svarbiausias dalykas, tai, ką aš sakau, yra patys bendriausi dalykai, kurie puikiausiai žinomi visiems šitos bylos dalyviam. Jie yra mažiau žinomi visuomeniai, bet kai mes kalbame apie tokius rezonansinius įvykius, aš manau, kad kiekvienas turi teisę tokios informacijos ieškoti ir tokiais įvykiais domėtis, tai yra su mumis visais tiesiogiai susiję dalykai. Galų gale mes gyvename demokratinėje visuomenėje, kur yra žodžio laisvė. Grįžtame prie temos. Gėlių konfliktas ir politinė įtaka. Paslaptingas asmuo gyrėsi ryšiais teisėsaugoje. Na ir mes čia viso tikrai teksto neskaitysim, nes yra daug jau puikiai visiems žinomos informacijos, tačiau paskutinė šio straipsnio pastraipa. 2025 m. balandžio 17 d. logistikos ir ekspedijavimo bendrovės, tarp kurių buvo Loktransa, Konsisto, Rytų kelias, Doganas, Vilniaus Bakalėja, Transit LT, pasirašė ir išsiuntė atvirą laišką tuometiniam premjerui Gintautui Paluckui, buvusiam Seimo pirmininkui Sauliui Skverneliui, buvusiam Žemės ūkio ministrui Ignui Hofmanui ir kitiems ministrams. Tame laiške jos skundėsi nepagristais valstybinės augalininkystės tarnybos veiksmais, krovinių sulaikymu, esą tai skatina korupciją. Aš cituoju portalą LRT LT, bet pirmasis apie tai dar 25 metų balandžio mėnesį, kada šis laiškas išsiunčiamas, parašo portalas LRytas LT. Šis laiškas nėra slaptas, nepaisant to, kad jis adresuotas aukščiausiam valstybės asmenim, bet jis yra viešas, jis komentuojamas žiniasklaidoje, na ir verslininkai labai aiškiai sako, mes esame spaudžiami tam, kad būtų iš mūsų galima surinkti daugiau pinigų per kyšius. Ir tie verslininkai ir tos įmonės mum yra jau pažįstamos. Grįžtame į okredo.com trumpam, na ir jūs matote vėlgi UAB Kredo Flora, kurią aš jums rodžiau, buvęs vadovas Marius Mickevičius irgi rodžiau ir jo politinę veiklą ir ryšį su šitą įmonę, jisai buvo direktorius, dabar vadovauja Ignatijus Nikitinas, bet jūs jau girdėjote UAB prekybos gėlėmis agentūra, UAB Rytų projektai, UAB Planta Alfa, Mariaus Mickevičiaus vadovaujama ir jis yra akcininkas UAB Konsisto. Tai yra tos pačios įmonės, kurios kreipiasi dėl šito spaudimo ir mes matome, kad ratas užsidaro.
tie asmenys, kurie kažkada įkūrė štai šitą asociaciją, kuri dabar jau yra uždaryta, Tarptautinė agropramonininkų asociacija, kuri ir išdavinėja tuos fitosanitarinius leidimus praėjus daugiau negu 20 metų, patys kreipėsi į teisėsaugą, o prieš tai į žiniasklaidą ir į politikus, bandydamos aiškiai pasakyti, visa tai darosi nebekontroliuojama, mes nebegalime toliau verstis šituo verslu, nes mes esame spaudžiami nusikaltėlių. Jeigu trumpai, yra toks pasakymas rusiškas godumas frajerį pražudė. Aš dar pridėčiau, kad yra nebaudžiamumo jausmas. Na, o dabar mes turime keltis į dar vėlesnį laikotarpį, visai arti mūsų dienų. Ir čia yra visus dominanti dalis, tai yra Saulius Skvernelis. Ir kaip ir sakiau ne kartą, tai nėra Sauliaus Skvernelio korupcinė schema, jisai nėra čia pagrindinis figurantas, bet jis yra figurantas. Ir mes galime pasiaiškinti, kokiu kampu. 2024 m. lapkričio 14 d. pranešimas žiniasklaidai oficialiame Lietuvos Respublikos Seimo tinklalapyje Saulius Skvernelis išrinktas Seimo pirmininku. Jam teikiamos gėlės, bet prisiminkite, lapkričio 14-24 metų. Saulius Skvernelis labai greitai susiformuoja savo politinę komandą ir jau po mėnesio Agnė Silickienė dalyvauja oficialiame Lietuvos teismų renginyje. Čia yra LAT.LT, Lietuvos aukščiausiojo teismo tinklalapis, bet čia yra kalba apie visus Lietuvos teismus, Lietuvos teismų dienos renginyje įteikti apdovanojimai už nuopelnus teismų sistemai. Na ir čia yra nurodoma, kad šiandien gruodžio 16 dieną Vilniuje paminėta teismų diena ir Lietuvos teismų 106 metų sukaktis. Daug yra apie dalykus kalbama ir pirmiausia yra cituojama Lietuvos aukščiausio teismo pirmininkė, daktarė Danguolė Bublienė, ir iš karto po jos yra cituojama Lietuvos Respublikos Seimo pirmininko patarėja Agnė Silickienė, kuri sveikinimo žodį sako teismų bendruomeniai. Pacituosiu, visi suprantame, kad pasitikėjimas teismais ir teisingumu yra brandžios visuomenės ir demokratinės valstybės pagrindas. Linkiu jums ir toliau su atsidavimu dirbti teisingumo esmei ir prasmei, kad visuomenės tikėjimas pamatinėmis vertybėmis, tarp jų ir teisingumu, nesusviruotų. Savo žiniomis, ištverme, profesionalumu, kilnumu ir širdimi apginkite kiekvieno nukentėjusio žmogaus teisės. Dėkoju, kad vykdydami teisingumą tampate atviresni, skaidresni, modernesni, o svarbiausia, savo veiklą vis labiau artinate prie visuomenės, sakė patarėja. Mes keliamės į Vyriausios rinkimų komisijos tinklalapį, na ir čia yra pateikta Agnės Silickienės biografija, jinai pati ją pateikė, kai dalyvavo savivaldos rinkimuose Trakų rajone nuo Demokratų sąjungos vardan Lietuvos. Na, matau, kad numeris sąraše buvo 2, nukrito į 3 vietą, nepasisekė, bet mes matome, ką jinai yra baigusi, tai yra Vilniaus universiteto tarptautinių santykių ir politikos mokslų institutą. Pirmiausia politologija, paskui suprantu, kad tai buvo magistro programa viešasis administravimas 2002 metais. Toliau, jinai nurodo, kad moka anglų ir rusų kalbas, jinai nurodo, kad jos pomėgiai yra teisinė literatūra, kinologija, felinologija. Felinologija yra mokslas apie kates. Na, jinai nurodo, kad ištekėjusi visuomeninė veikla, kultūros renginių organizavimas, labdaringa veikla, o jos darbinė patirtis tai yra nuo 2000 iki 2007 metų Seimo nario padėjėja, paskui nuo 7 iki 15 metų Nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto biuro padėjėja patarėja, nuo 2015 iki 18 metų Vidaus reikalų ministerija, viešojo saugumo politikos departamento direktoriaus pavaduotoja, vidaus auditorė, na ir nuo 2018 iki 2022 metų Vilniaus apygardos teisme teismo kanclerė. Kitaip tariant, Agnė Silickienė neturi jokios patirties. Žemės ūkyje niekaip jinai su augalininkystė nesusijusi, bet pats svarbiausias dalykas, jinai tampa Seimo pirmininko patarėja. Dabar klausimas. Atsimenat, aš sakiau, susidėliokime viską į chronologiją ir viskas taps žymiai aiškiau. Kaip jums atrodo, kada jinai įsidarbina valstybinėje augalininkystės tarnyboje? Keliaujame į VTEC tinklalapį, Vyriausios tarnybinės etikos komisijos, ir susirandame štai privačių interesų deklaraciją, kuri yra pateikta 26 metų sausio 5 dieną. Agnė Silickienė, sutuoktinis Saulius Silickas, ir nurodoma, kad jos darbovietė yra valstybinė augalininkystės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos. Ryšio pradžia 24 metų lapkričio 22 diena. Patarėja karjeros valstybės tarnautoja. Kitaip tariant, chronologija tokia. Saulius Skvernelis tampa Seimo pirmininku, už savaitės Agnė Silickienė, kuri yra jo patarėja, tampa valstybinės augalininkystės tarnybos patarėja. Na ir štai už mėnesio jinai sako,
kalbą teisėjams. Ir kodėl aš tai akcentavau? Dėl to, kad lygiai taip pat jinai pranešime spaudai 100% tiksliai galėtų būti pristatyta kaip valstybinės augalininkystės tarnybos patarėja. Yra neįsivaizduojama situacija. Pirmiausia, aš net neįsivaizduoju, kaip darbo kodeksas tokį dalyką gali leisti, nes jeigu tu dirbi karjeros tarnautojų valstybės tarnyboje, patarėjų, tu turi skirti savo darbo laiką, pilną darbo laiką funkcijoms atlikti. Arba sėdėti įstaigoje, jeigu to reikia, arba jeigu tu kažkur kitur keliauji darbo reikalais. Čia nėra privati įmonė, kur tu galėtum susitarti dėl kažkokių grafikų ir panašiai. Vienas dalykas. Antras dalykas yra neįsivaizduojama iš viso teoriškai situacija, aš pats dirbau Sauliaus Skvernelio patarėjų, kad kažkas pas jį ateitų ir sakytų: premjerė arba Seimo pirmininkė, žiūrėkite, aš pas jūs dirbu patarėjų arba patarėja, bet kartu aš keliauju į kažkokią tai ministerijai pavaldžią įstaigą, šiuo atveju Žemės ūkio ministerijai pavaldžią augalininkystės tarnybą, ir ten pilnu etatu dirbsiu karjeros patarėja. Jisai sakytų, jeigu tu nori tai daryti, keliauk, bet tai yra nesuderinama. Dėl to, kad tu laiko padalinti negalėsi, ką mes sakysim žurnalistam, kaip mes iš viso valdysim, pavyzdžiui, informacijos rautus, interesų konfliktus, jeigu kažkas bus sprendžiama, kas yra susijęs su tavo įstaiga, tai ką tu sėdėsi ant 2 kėdžių ir taip toliau. Tai yra tiesiog neįsivaizduojama. Neįsivaizduojama, kad žmogus iš viso su tokiu pasiūlymu galėtų ateiti, dar labiau neįsivaizduojama, kad Saulius Skvernelis galėtų tam pritarti. Už tai man kyla klausimas, kasgi čia yra tokio ypatingo šitoje situacijoje, kad Saulius Skvernelis tokiai nesąmoniai pasirašo ir jinai jam neužkliūna. Dirbant ministro darbą, kada, reiškia, buvo masiškai atleidinėjami žmonės, tas kėlė nerimą ir aš buvau gavęs informacijos, kad yra priimami ir iš tam tikrų politinių partijų, reiškia, asmenys į augalininkystės tarnybą kaip valstybės tarnautojai. Ir taip pat buvo paminėta ir Lietuvos demokratų partija. Antras dalykas, apie kurį jau yra daug kalbėta. Šiuo metu Agnei Silickienei jau yra pareikšti įtarimai, dar daugiau, jos ir vyro turtas yra areštuotas, bet iki tol jinai yra jau 2 korupcinėse bylose, korupciniuose skandaluose. Pirmosios istorijos veiksmas vyksta dar 2012 metais, beje, grįžtant prie konservatorių. Cituoju L-rytas portalą, 2012 m. vasario 1 diena. iPhone telefonais apsirūpinęs premjero patarėjas Macijauskas ir nacionalinės mokėjimo agentūros direktorius Silickas stos prieš teismą. Išmaniaisiais telefonais apsidovanoja buvęs žemės ūkio viceministras konservatorius Aušrys Macijauskas ir nacionalinės mokėjimo agentūros direktorius Saulius Silickas vėl stos prieš teismą. Vilniaus apygardos prokuratūros organizuoto nusikaltimų ir korupcijos tyrimo skyriaus prokurorai praėjusią savaitę Vilniaus miesto 1 apylinkės teismui perdavė nagrinėti jų baudžiamąją bylą. Valdininkai kaltinami piktnaudžiavimu ir turto pasisavinimu. Aušrys Macijauskas buvo Kazio Starkevičiaus viceministras, na, o vėliau visuomeninis Andriaus Kubiliaus patarėjas žemės ūkio klausimais. Bet šita istorija paprasta, vyksta viešasis pirkimas, yra paprašoma berods 5 telefonų, kurie niekaip neapskaitomi, jie išsidalinami tarp politikų, na ir aišku, kad tuometinis nacionalinės mokėjimo agentūros vadovas Saulius Silickas vieną telefoną padovanoja savo žmonai. Štai tokia kriminalinė romantika, Agnė Silickienė tą telefoną gauna, bet tai yra pirma tokia korupcinė istorija. Vėlgi, aš tik tai priminsiu, kad nacionalinės mokėjimo agentūros vadovas netenka savo pareigų, jis yra nuteisiamas už piktnaudžiavimą. Kita istorija vyksta 2016 metais, cituoju, portalas TV3 LT, 2016 m. birželio 16 diena. Milijoninė afera FNTT akiratyje buvusio nacionalinės mokėjimo agentūros direktoriaus įmonė. Kalba apie ES lėšų grobstimą. Dabar visko necituosiu, galima daug pasiskaityti, apie tai daug rašyta. Ir čia yra atskiras skyrelis. Žmona vidaus reikalų ministerijos departamento vadovo pavaduotoja. Na ir čia kyla klausimas, ar šie ryšiai gali turėti įtakos FNTT vykdomam ikiteisminiam tyrimui. Dar didesnį rezonansą ši istorija įgyja po pusmečio. 2017 m. sausio 10 diena portalas Delfi kratos metu vidaus reikalų ministerijos darbuotoja tiesiog pašėlo. Na ir čia kalbama apie štai šitą bylą, beje, toje byloje taip pat figūruoja Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos tuometinis pirmininko pavaduotojas Viktoras Rinkevičius.
Praėjusiu metu vasarą finansinių nusikaltimų tyrimų tarnyba paskelbė vykdantį didžiulį tyrimą dėl neteisėto bandymo gauti beveik 4 milijonų eurų vertės paramą. Šioje byloje figūruoja ir įmonė Biržų žemtiekimas, kurios direktorius buvęs nacionalinės mokėjimo agentūros direktorius Saulius Silickas. Na, aš dabar visko neskaitysiu, bet esminis dalykas. Agnė Silickienė per kratą pašėlo. Kratą atlikdami FNTT pareigūnai Silickui įteikė susipažinti teismo nutartį, kurią vyras skaitė. Tuo metu jo žmona griebė filmuojančiam pareigūnui už rankos, užsidarė su pareigūnų sandėliuke ir jam grasino, sakydama, kad pasinaudos tarnybinė padėtimi bei pasirūpins, kad jis būtų atleistas iš darbo. Maža to, Silickienė, kaip pranešama pareigūnų raporte, aiškino sužinosinti pareigūno žmonos ir vaikų tapatybės bei bandysinti jiems pakenkti. Vidaus reikalų ministerijos pareigūnė grasino, kad kratą atliekančio pareigūno darbo užmokestis gali stipriai sumažėti. Silickienė be kita ko už lovos bandė paslėpti Vilniaus miesto apylinkės teismo nutartį, leidžiančią atlikti kratą jos ir sutuoktinio namuose. Nurimk. Galvok apie šuniukus ir saldainiukus. Komentuodamas Seime, Saulius Skvernelis pasako labai įdomų dalyką. Jeigu tikėti šitame rašte išdėstytom aplinkybėm, kad nuo sausio mėnesio kažkas tai galbūt vyko, vadinasi, galim preziumuoti, kad buvo vykdomi kriminalinės žvalgybos veiksmai. Man atrodo, viena iš tarnybų užduočių, jeigu tu matai, kad, sakykime, Seimo pirmininko aplinkoje yra pažeidžiamų žmonių, informuoti vadovą, nenusakant aplinkybių, galbūt net ir žmogaus, kad jis galėtų susitvarkyti su savo personalu. Čia yra keli įdomus dalykai, aš pasakysiu 3. Pirmas dalykas, kokiu būdu tu gali susitvarkyti su savo personalu, jeigu, kaip Saulius Skvernelis sako, jam būtų perduota informacija apie vieną iš jo darbuotojų, tačiau nebūtų nurodytos nei aplinkybės, nei darbuotojo vardas ir pavardė. Na, neįmanoma, įsivaizduokit, kad pas jūs ateina ir sako, jūsų aplinkoje yra pavojaus šaltinis, bet mes jums daugiau nieko nekomentuosim. Toks jausmas, kad Saulius Skvernelis puikiai supranta ir visada suprato, kasgi yra tas rizikos šaltinis. Antras dalykas, iš tikrųjų, jeigu mes kalbame apie prezidentą, Seimo pirmininką arba vyriausybės vadovą, jeigu jo aplinkoje atsiranda asmo, kuris yra pavojaus šaltinis, kuris dalyvauja kriminalinėse schemose, pavyzdžiui, bendrauja su nusikaltėliais ir taip toliau, visada tokia informacija būtų perduota valstybės vienam iš vadovų, išskyrus atvejį, jeigu jis pats yra to ikiteisminio tyrimo figurantas. Ir mes galime preziumuoti, kad būtent dėl to ta informacija perduota nebuvo. Na ir trečias pats svarbiausias dalykas. Saulius Skvernelis piktinasi, kad tarnybos, kurios vykdė kriminalinę žvalgybą, jį nesikreipė. Bet Sauliau, tu iki tol turėjai informaciją apie asmens sąsajas su piktnaudžiavimo ir korupcijos bylomis. Šitas žmogus linksniuojamas žiniasklaidoje. Visiškai akivaizdu, kad šito žmogaus reputacija yra prasta ir tu vis tiek tą žmogų priėmi į savo politinio pasitikėjimo pareigūnų komandą. Kodėl? Dar daugiau, Saulius Skvernelis anksčiau buvo įspėtas savo politinių bendražygių dėl Agnės Silickienės. Portalas Delfi 26 metų kovo 5 diena. Buvęs bendražygis sako, kad buvo įspėjęs Saulius Skvernelį dėl Silickienės, kalba apie vidaus reikalų ministerijos laikus, kalba apie Vytautą Baką. Kaip į tai atsako Saulius Skvernelis? Na, kaip visada, kai kalbam apie Agnę Silickienę, sprendimai yra labai logiški. Jei jau pareikšti įtarimai, jisai duoda išskirtinį interviu Delfi, nutraukęs tylą po specialiųjų tyrimų tarnybos, po ten buvusios apklausos ir pareiškia, kad jam yra apmaudu ir gaila, jisai gailisi, jog Vytautas Bakas ir Skirmantas Malinauskas dirbo jo patarėjais, o Agnei Silickienei jis kaip patarėjai jokių priekaištų neturi. Kodėl? Aš bent jau jo paskutiniuose pasisakymuose matau tikrai tokios labai daug nuoskaudos dėl Skvernelio vertinimų, kad galbūt dėl jo ir Bako buvo padaryta klaida. Tai galbūt tie vertinimai Skvernelio ir paskatino tokį pono Malinausko dabar iškalbingumą. Greičiausiai. Na, Skverneliui nesiseka su Agnėm ir su Silickiene ir su Širinskiene. Širinskienė irgi nesiseka su politiniais šeimininkais, jinai maksimaliai, kas be atsitiktų, gina juos, ar tai būtų Karbauskis ar Žemaitaitis po konstitucinio teismo sprendimo. Dabar Skvernelis, kai jo imunitetas naikinamas, na, matyti, jinai taip įsivaizduoja savo kaip politikės vaidmenį, bet aš pasakau labai aiškiai, kai korupcijos skandale esantis politikas nuo tavęs atsiriboja arba tavimi nepatenkintas, tai yra greičiau dovana, komplimentas ir dėl to tikrai nereikia įsižeisti. Klausimas čia yra visai kitas. Kodėl taip stengiamasi ištempti Silickienę? Kodėl taip stengiamasi parodyti besąlygišką paramą jai?
Ir kai tik tai paaiškės, kodėl, aiškus taps ir Sauliaus Skvernelio vaidmuo. Čia dar ne pabaiga. Daug niuansų, daug informacijos, kuri yra svarbi, nėra atskleista. Prisidengiant tuo, kad Saulius Skvernelis negali kalbėti. Nors vėlgi, tai nėra tiesa. Na, pavyzdžiui, jūs prisimenate spaudos konferencijos metu Seime, jisai atsakinėja žurnalistų klausimus. Ir nuskamba klausimas apie pinigus pas jį surastus. Aš beje taip pat atsakinėjau šitą klausimą dar anksčiau. Tos pinigų sumos dabar iš kur jos krato buvusio Seimo pirmininko namuose, ar ne, Sauliaus Skvernelio? Jūs suprantat, kur tie rasti pinigai? Tai pradėkime nuo to termino rasti pinigai. Mano žiniomis, kratų metu pas Saulių Skvernelį yra rasta nedidelė grynųjų pinigų suma. Tai ne apie tai kalba. Sumos nėra iš surastos, tos 51 000. Tai nėra nei 51 000, nei 15, nei 11 000. Jūs galite sumą įvardinti tada dėl aiškumo, kiek rasta? Apie 4 000 eurų. Aš nesu pasirašęs jokių dokumentų, kalbant apie ikiteisminio tyrimo medžiagą, jokių pasižadėjimų jos neviešinti, nes aš niekaip nedalyvauju šiame ikiteisminėme tyrime. Kitaip tariant, jeigu kažkas bandytų man pradėti ikiteisminį tyrimą dėl ikiteisminio tyrimo medžiagos viešinimo, tai pirmiausia turėtų įrodyti, kad kažkas, kas tą medžiagą disponuoja, man tą medžiagą atidavė. Pirmiausia, jiem reikėtų aiškintis mano šaltinį, aš savo šaltinių tikrai neatskleidžiu, jie gali būti visiškai ramus, juo labiau, kad pagalvokite apie mano šaltinių saugumą. Mes kalbame ne tik tai apie teisėsaugą, mes pirmiausia kalbame apie nusikalstamą grupuotę, kuri gali suvedinėti sąskaitas su žmonėmis, kurie, pavyzdžiui, su manimi dalinasi tam tikrą informaciją. Saulius Skvernelis yra bylos dalyvis, jis yra pasirašęs pasižadėjimą neviešinti ikiteisminio tyrimo informacijos, bet jūs patys matote, jam yra užduodamas konkretus klausimas, yra pateikiamas konkretus atsakymas ir jam jokių absoliučiai teisinių problemų dėl to nekyla. Ir aš daug kartų sakiau, nėra teisinių kliučių, ypač tokioje rezonansinėje byloje, bendrais bruožais atsakyti į visus klausimus, kurie yra užduodami. Labai trumpai pateiksiu jums paprastą pavyzdį. Tai yra visai neseniai, balandžio 16 dieną, portale Delfi pasirodė informacija, nuosprendis rezonansinėje byloje. Vilniuje moterį terorizavusiam vyrui skirta laisvės atėmimo bausmė. Na, jūs matote, Artur Tomaševič, aš apie jį esu padaręs epizodą, kuris pažiūrėtas daugiau negu 400 000 kartų ir tenai tikrai yra ikiteisminio tyrimo medžiaga. Ką turiu galvoje, moteris nekartą kreipėsi į policiją, jinai filmavo tą patį Artur Tomaševič, akivaizdu, kad ir policija, ir aš turime tą pačią informaciją. Akivaizdu, kad tai, ką aš parodžiau, nuotraukos, video, buvo ir prokuratūros ikiteisminėme tyrime. Bet ar tai reiškia, kad aš viešinau ikiteisminio tyrimo informaciją? Žmonės, kurie apie tai kalba, net neskiria, kas yra ikiteisminio tyrimo informacija ir kas yra informacija, kuri gali būti ikiteisminėme tyrime, bet jin yra gauta visiškai kitais būdais. Džiaugiuosi ir didžiuojuosi šiuo teismo sprendimu, daugiau negu 2 metų laisvės atėmimo bausmė. Kodėl aš sakau, mes ne tik papasakojam šitą istoriją, Karolis Rugys, advokatas, gynė nukentėjusią moterį, na ir štai mes pasiekėme pergalę, pasižiūrėsime, dar tas sprendimas gali būti skundžiamas, bet aš manau, kad jisai labai stipriai nesikeis. Tai aš tiesiog noriu pasakyti, kad pavyzdžiui ir šiandien aš planavau kitą epizodą, padariau šį kitą savaitę, aš kalbėsiu apie rezonansinius dalykus ir aš kalbėsiu net apie kelis pradėtus ir vykstančius ikiteisminius tyrimus. Ar tai reiškia, kad aš viešinsiu ikiteisminio tyrimo medžiagą, jeigu aš kalbėsiu su nukentėjusiais asmenim, kurie pasakos, ar tai reiškia, kad jie viešina ikiteisminio tyrimo informaciją? Ne, nereikia tokiais dalykais dangstytis. Pabaiga visai nelaiminga. Dar tiek daug minčių sukasi galvoje ir tiek daug dalykų norisi pasakyti, bet aš žiūriu į laikrodį, mes priartėjome prie valandos ir kartu aš suprantu, kad dabar aš jau reaguoju į tam tikrus man primestus informacinius dirgiklius. Aš tolstu nuo esmės ir bandau veltis į kažkokias diskusijas, reaguoti į tam tikrus įžeidimus, aiškintis kažką žmonėm, kurie iškelia klausimus dažniausiai žalio supratimo, neturėdami apie ką kalba ir panašiai. Tai šitoje vietoje aš dedu tašką, aš netgi šiek tiek nukirpau šio epizodo, nes man atrodo, kad tai jau yra nebe esminiai dalykai. Esmę aš jums papasakau, noriu, kad jis nebūtų ištęstas. Tikrai aš ant vienos temos nesėdėsiu, nes yra daug kitų svarbių ir įdomių temų, o mano sekmadienių skaičius yra ribotas, mano resursai, mano laikas yra riboti, bet aš labai dėkingas visiems, kurie leidžia mums iš viso dirbti šitą darbą. Tai aš sakiau ir dar kartą primenu, artėja gegužės 1, tai ačiū labai, kad neužmirštate. Kitą savaitę įdomi, svarbi tema, mes pasimatysime. Labai ačiū, kad tą valandą praleidote kartu. Iki.